Labą dieną, gerbėmieji. Artėjo lapkričio 12 diena. Taip susiklostė, kad paskaitą turiu skaityti labai svarbiu metu, kaip visiškai priartėjo jubiliejinių Juozapato metų kulminacija. Ta mano minėta lapkričio 12 diena, tą dieną pagal liturginį kalendorių ir švenčiama Šventojo Juozapato šventė. O švenčiama todėl, kad tą dieną Vitebske įvyko Polocko arkivyskupo Juozapato Kuncevičiaus kankinystė dėl krikščionių vienybės. Gal aš ir nesu tinkamiausias ar svariausias kalbėtojas šią svarbę progą, bet mano objektas, apie kurį kalbėsiu, manau, labai tinka artėjant kankinystės apvaliai 400 metų sukakčiai, kuri ta tikroji sukaktis yra jau visai čia pat po 4 dienų. Toliau norėsiu, eidamas jau prie mano aptarsimo šaltinio, pakalbėti tiesiog apie jo. Ir prieš kalbėdamas apie kitus planuotus dalykus, pakalbėti apie jo viršelį, galima sakyti, antraštinį puslapį, nes pavadinimą dažniausiai stengiamasi suformuluoti, kad jame atsispindėtų kūrinio esmė. Tai kokiagi esmė nusakyta šiuo atveju. Ji turbūt atsispindi dabar skaidrėje esančiuose Kijevo unitų metropolito ir Juozapato bendražygio Juozapo Benjamino Ruckio žodžiuose, kuriuos įžangai palieku matomus skaidrėje. Tikslas buvo pasiekti oficialaus kankinystės fakto pripažinimo. Tam taip pat turėjo pasitarnauti ir šis leidiniai, ar, kaip tuoj paminėsiu, 2 paraleliniai leidiniai. Taigi, citata iš Ruckio laiško popiežiui rašyto 624 metų gegužės 6 dieną. Mūsų didžiausias troškimas yra, jei jo šventenybė paskelbtų jį esant kankiniu, kaip buvo paskelbtas kankiniu šventasis Stanislovas, nors ir kataliko karaliaus, o todėl ne dėl tikėjimo nužudytas buvo. O šis mūsų kankinys žuvo aiškiai vien dėl katalikų tikėjimo ir kad šventosios Romos bažnyčios konfesiją priimtų visi schizmatikai, kurie patys pripažįsta, jog jį nužudė dėl šios priežasties. Todėl visų pirma, dar citatą baigiau, kurią matote ekrane ir skaidrėse. Todėl visų pirma, dar prieš aptariant, kaip minėjau, mano suplanuotus dalykus, pažvelkime į senojo spaudinio viršelį. Lotyniškasis pavadinimas, kaip matote, yra toks, prasideda žodžiais de nece, apie nužudymą. Po to įvardyjamas Juozapatas Kuncevičius kaip Polocko arkivyskupas. Tai yra vienas dalykas, ar nepabrėžiamas net ir spaudmenimis. Ir po to nužudymo diena paminėta, tai štai irgi 12 diena, novembris, tai yra lapkričio 12 diena. Ir tarsi antroji pavadinimo dalis, taip spaustuvininko suformuota, kurioje vardyjamas antras dalykas apie jo nepaprastą šventumą. Aš čia lietuviškajame variante, kurį matote skaidrėje, pabandžiau, nors lietuviško sakinio žodžio tvarka kitokia, pabandžiau atspindėti lotynišką pavadinimo struktūrą. Taigi, vienas dalykas apie Polocko arkivyskupo žiaurų nužudymą
Ir antrasis apie jo nepaprastą šventumą ir dar atkreipčiau dėmesį į žodį reliacijų. Tai irgi toks problemų verčiant keliantis žodis, nes galima versti pranešimas ar pasakojimas, bet galima net būtų ir palikti reliaciją, šitą tokį lotynišką ar tarptautinį žodį, nes lietuviškai atitikmenis pasakojimas ar pranešimas visiškai to reliacijo neperteikiama. Bet svarbiausia, vis dėlto čia palikau pranešimas, nes tai yra žinia, perduodama žinia, kad buvo vyskupas pasižymėjęs savo gyvenimo šventumu ir jis buvęs nužudytas. Ir būtent tų kankinystės dienos, lapkričio 12 dienos įvykių aprašymui ir skirta yra bene trečioji viso teksto, kurie dar aptarsime dalis. Tas įvykis, apie kurį pranešama, ir yra kankinystės įvykis. Čia yra esmė. Tai, kas įvyko lapkritį 12 dieną Vitebske, nes nuo šios 623 metų dienos pasibaigė žemiškasis arkivyskupo Juozapato gyvenimas, prasidėjo jo dangiškasis ir jo kaip šventojo gerbimas, dabar jau pripažintas visuotinėje katalikų bažnyčioje. Einant toliau prie mano tos aptarimo detalesnio šitos lotyniškosios knygelės, reikia paminėti, kad buvo ne ji viena, o buvo du paraleliniai leidimai. Buvo lotyniškas, kurį pirmąjį pademonstravau skaidrėje, bet buvo ir lenkiškasis, kuris visiškai atitinka lotyniškai, matome ir grafiškai labai panašiai suformuluotas yra tas antraštinis puslapis. Detaliai aš šių dviejų leidimų nelyginsiu, nes tai užtruktų, bet paminėsiu iš karto didžiausius skirtumus ir daugiau apie lenkiškai tiesiog šią progą, šią dieną nekalbėsiu, nors jų reikšmė, net jeigu ir yra skirtinga auditorija, į kurią jie nukreipti, yra abiejų labai didelė. Tik iki šiol buvo būtent žinomas tas lenkiškasis ir jisai daug anksčiau ir skaitmeninėje erdvėje atsidūrė prieinamas. O dabar paminėsiu tik didžiausius skirtumus, lyginant lenkiškąją reliaciją ir lotyniškąją reliacijo. Tie skirtumai yra ne pačiame tekste, ne raiškoje, nors raiškoje be abejo taip pat daug tų skirtumų, bet leidinio pradžioje ir pabaigoje. Tai yra dalyse, kurias Morochovskis suformavo savo nuožiūrą. Morochovskis, kuris, kaip matysime, parengė spaudai šiuos du leidinius. Lenkiškoji reliacija neturi ne tik dedikacijos popiežiui savo pradžioje, tai būtų lyg ir suprantama, popiežiui yra dedikuojamas lotyniškasis spaudinys. Bet ir dar mano minėsimos įžangėlės skaitytojui ad lectoriam pradžioje. Na, bet galbūt taip yra dėl to, kad tas vienintelis žinomas iki šiol lenkiškasis egzempliorius yra defektuotas. Ta aš irgi supratau visiškai neseniai. Na, pabandysiu aš tiesiog parodyti dar ir jo visą vaizdą, perbėgti tiesiog PDF formato failų. Štai tas pavadinimas, na ir kaip toliau prasideda. Štai paprastas tiesiog tekstas prasideda, bet atrodo, tai šitas tekstas, kuris apgaulingai atrodo kaip pirmas puslapis, atrodo nebuvo pirmasis, pirmųjų puslapių čia trūksta. Ir toliau eina tekstas, toliau nelabai yra ką rodyti, matote, be jokių papuošimų ir
baigėsi tokia vinjetė, štai ir visas spaudinys. Toliau grįžkime prie lotyniškojo. Dar prieš tai paminėsiu, kad lyginant tekstus su lenkiškuoju, didžiausias skirtumas vis dėlto dar ne pačioj pradžioje, pačioje pabaigoje. Paskutinė dalis skiriasi. Ja galima nusakyti kaip paties Morochovskio leidėjo priedą. Lenkiškajame yra visai kitas tekstas, kuris prasideda po Leono Sapiegos komisijos nubaudusios nusikaltusius vitebskiečius veiklos aprašymo. Čia pateikiamas net 8 puslapių apologetinis poleminis traktatėlis, kuriame teksto autorius Morochovskis kritikuoja priešininkų piktybiškas kalbas, jog tai nubaustieji už Juozapato nužudymą esą kankiniai. Tai štai toks visai kitokio pobūdžio apologetinis tekstas baigia lenkiškai, nors apologetinių gaidų yra ir lotyniškajame variante. Toliau eikime prie jo. Apžvalgos. Padarykime lotyniškoje tokią bendrą apžvalgą. Lotyniškoje yra išlikę, nors jie daug vėliau iškilo į žinomybę, jeigu taip galima pasakyti, tapo žinomi negu lenkiškasis. Pasirodo, kad yra išlikę 2 egzemplioriai, kuriuos galime vadinti Romos ir Sankt Peterburgo. Abu jie dabar prieinami yra internete. Vienas Romos nacionalinės bibliotekos egzempliorius, jo kopija yra tiesiog Google knygose. Ir aš ten jį atradau, mano prašymu ribota jo peržiūra panaikino ir jis visas prieinamas, bet pasirodė, kad jis yra defektuotas. Vėl panašiai problemos kaip su lenkiškuoju, jam trūksta kelių paskutinių puslapių. O Rusijos nacionalinėje bibliotekoje Sankt Peterburge jis taip pat dabar yra suskaitmenintas, taip sutapo, atrodo čia nusipelnė kolegos vykdantis tyrimą Innsbruko universitete projektą, jų prašymo buvo suskaitmenintas, o tada jau vėliau įdėtas ir prieigai, laisvai prieigai internete ir pasirodo jis nedefektuotas. Yra Romos egzempliorijoje 1000 puslapiai, kuriuos tuoj parodysiu, patys paskutiniai puslapiai. Leidinys, kaip matome, nėra labai puošnus, panašiai kaip ir lenkiškasis, nors šiek tiek puošnesnis. Jis nėra didelis, jis sudaro iš viso 38 puslapiai, iš kurių 33 yra rišlių spausdintų tekstų užpildyti be jokių tarpų, be jokio skaidimo į skyrius, tiesiog po puslapį einančių tekstų. Po antraštinio lapo matome, ir tai matote jūs skaidrėje, suformuotame apskritime įterpta į apskritimą graikišką moto iš Šventojo rašto, iš Išminties knygos 3 skyriaus, Agoton ponan karpos euklėjas, gerų darbų vaisius šlovingas. O vienintelė iliustracija yra knygos pabaigoje, toje pabaigoje, kurios trūksta Romos egzemplioriuje. Štai čia matome pradžią, dar vieną pradžios tekstą, jo pirmą puslapį ir paskutinį puslapį, tai yra dedikacija popiežiui, parašyta ir pasirašyta Joakimo Morochovskio, apie kurią dar pakalbėsime. Iš viso 4 puslapių ilgio, bet čia tik tai pirmą paskutinį įdėjau. Ir toliau eina, kaip matote, toks tekstas niekuo nepasižymintis, nesuskaidytas, kaip aš jau ir
minėjau. Ir štai du paskutiniai kažko spausdintų, užpildinti puslapiai. Baigėsi tekstas ad majorem, liaudem et gloriam, Dei optimi maximi omnium sanctorum, tokia sentencija. Ir štai matome dar ir raitelio figūrą, taip pat ornamentinėme apskritime, kada gal jį primena iš pirmo žvilgsnio vytį, bet taip nėra. Kadangi iki šiol šis atvaizdas netyrinėtas profesionalių knygos meno tyrėjų ir menotyrininkų, tai tiek ir te galiu pasakyti, jog tai ne vytis, greičiausiai buvo paimtas ir panaudotas jau egzistavęs raižinys, nespecialiai sukurtas šiai knygai, mano nuomonė. Raitelio skyde matomos 3 sukryžiuotos ietys, yra Zamoiskių giminės herbas. Yra vaizdi heraldinė sąsaja su tuomečiu Zamostės miesto savininku Tomu Zamoiskiu, kuris buvo Kijevo vaivada ir galimai paremė knygų leidimą Zamostės akademijos spaustuvoje, nes būtent Zamostėje abu leidiniai, ir lenkiškasis, ir lotyniškasis, ir buvo atspausdinti 1624 metais. Tai atsiradus šiam leidiniui internete, šiam senajam spaudiniui, ir tai įvyko tuo metu, kai buvo rengiama kolektyvinė monografija kartu su kolegomis iš Ukrainos, daugiausia iš Lvivo katalikiškojo universiteto, ta monografija, kurios viršelį matote skaidrėje, Kultūrų kryžkelė, Vilniaus švenčiausiosios trejybės šventovė ir vienuolynas, rengdamas savo tekstą šiai monografijai ir paskubėjau publikuoti pirmąją ištrauką iš lotyniškojo teksto. Iki tol jisai buvo mokslininkams nežinomas ir nenaudotas. Bet belieka pridurti, kad šitą labai įdomią ir kiekvienam vilniečiui aktualią monografiją galima iki šiol įsigyti. Jos PDF formatu kopija visiškai nedaug kainuoja Vilniaus universiteto leidyklos puslapį. Tai štai čia apibrėžiau skaidrėje, pirmą kartą tuomet ir pacitavau iš lotyniškojo reliacijų. O dabartinis mano sumanymas turbūt visai natūraliai gimė ir tas sumanymas yra šį jo ankstyviausią gyvenimo ir kankinystės aprašymą parengti ir publikuoti, prisidedant prie jubiliejinių metų minėjimo. Deja, nors vertimas jau yra, bet knygelės dar leidimo parodyti negaliu, tikiuosi darbas bus užbaigtas iki šių metų pabaigos. Ir jį papildys bei praturtins taip pat pluoštelis Juozapatui skirtos poezijos, kurią į lietuvių kalbą ketina išversti Ona Dilytė Čiurinskienė, kad nebūtų vien tik prozinis tekstas. Taigi, mūsų aptariamas leidinys, tiksliau šie 2 paraleliniai leidiniai leidžia konstatuoti, kad Juozapatui Kuncevičiui skirtų hagiografinių tekstų istorija prasidėjo netrukus po jo kankinystės 623 metų lapkričio 12 dieną. Ir mes čia turime tokį brangų pirminį variantą parašytą, kai įvykis buvo visiškai šviežias, neaplipusi vėlesniais pasakojimais kūrinį, kuriuo apie kankinystę pranešama pasauliu. Mes galime atsidurti toje situacijoje tų laikų skaitytojo, kuris pirmą kartą skaitydamas kažką apie tai sužino. Ir šis veikalėlis turėjo kalbėti ir kalba skelbia pasauliui apie esmę, ką turėtų tas anų laikų skaitytojas, ir mes žinoti apie Kuncevičių, apie jo gyvenimą, tokį gyvenimą ir tokiose aplinkybėse, kuris atvedė į kankinystę, į įvykį tiesiog negirdėtą tais laikais, todėl taip nuskambėjusi, kai dėl savo veiklos nepaklusnių ganomųjų stačiatikių, tiesiog nenorinčių burtis į unijinę bažnyčią, yra nužudomas.
kad nei kviestų juos tai daryti, nei vestų, nei kitaip paveiktų. Įvykis išties išskirtinis, bet jis atrodo netoks nepaprastas, kaip paskaitoma ir toje pačioje knygelėje popiežiui, tai yra lotyniškojoje reliacijoje, visam pasauliui pateiktus kitus pavyzdžius. Nedaug trūko, pavyzdžiui, kad kankiniu už savo tikėjimo kelią būtų tapęs Rudskio pirmtakas, unitų Kijevo metropolitas Ipatijus Pociejus, kuriam užpuolikas Vilniaus Rotušės aikštėje norėjo tiesioginę prasme nukirsti galvą, bet tik sužeidė kaklą ir prisidengdamas ranka metropolitas neteko kelių pirštų. Pateikta ir kitų pavyzdžių, kaip visų pirma kazokų kontroliuojamose srityse, arba su jais susidūrus buvo nužudytas ne vienas unijai ištikimas vienuolis ir kunigas. O toliau eisiu kalbėdamas prie autorystės. Šio kūrinio autorystės, kasgi jį parašė. Kūrinio autorystės klausimas iki šiol susilaukia prieštaringų nuomonių. Smulkiai jų čia nepateiksiu ir nesvarstysiu argumentų visų išsakomų, bet noriu paminėti, kad atidus teksto skaitimas ir tyrimas sako, kad lotyniškojo reliacijos spaudinio pagrindą sudaro Kijevo metropolito Juozapo Benjamino Rudskio vardu į Romą nusiųstas tekstas, kuris yra ne kartą publikuotas dokumentų rinkiniuose, parengtuose ir išleistuose Romoje, visų pirma Atanazijaus Velykį, vieną iš tokių publikacijų ir matote jos viršelį, tai yra Juozapo Benjamino Rudskio tiesiog laiškų, raštų rinkinys. Jame taip pat, nors ne vienintelį kartą publikuotas šis tekstas. Ir šį tokį pranešimą apie Juozapato gyvenimą ir kankinystę Rudskis siuntęs iš Minsko arba 623 metų pabaigoje arba 624 metų pradžioje. Matosi, skaitant spaudinį, kad vėliau rengiant spaudai tas tekstas redaguotas, tas pirminis tekstas ir adaptuotas. Man atrodo, iš lotyniškosios versijos buvo išversta į lenkų kalbą ir taip parengtas lenkiškasis vertimas. Čia minimas Juozapas Benjaminas Rudskis tuo metu buvo aukščiausias unitų bažnyčios hierarchas, Kijevo metropolitas. Tai naujosios unitų bažnyčios kartos atstovas. Tos kartos, kuri unijos sudarymo metu 1596 metais įvykiuose dar tiesiogiai nedalyvavo, buvo dar labai jauni arba tik vaikai. Ir jis tapo metropolitu po mano minėto Ipatijaus Pociejaus mirties 1613 metais. Kodėl galime kalbėti apie jį, koks dar papildomas argumentas mums leidžia kalbėti apie Rudskį, bent jau kaip apie pirminio teksto pasiųsto į Romą autorių. Tuo, kaip matote iš skaidrėje esančios citatos, neabejojo pats šaltinių leidėjas Atanazijus Velykį, bet yra ir daugiau argumentų. Visų pirma, tai paties unitų metropolito Rudskio liudijimas. Jį randame prie 1628 metų beatifikacijos proceso aktų pridėtame atskirame rašytinėme Rudskio liudijime. Citatą iš to liudijimo taip pat matote skaidrėje. Šiame tekste jis sakosi nekartosias, ką jis pats buvo parašęs pirmajame savo pranešime iš karto po Juozapato žūties. Taip pat pamini, jog tai buvo išspausdinta ir mūsų Vladimiro vyskupo, tai yra Joakimo Moruchovskio, dedikuota tuometiniam popiežiui. Taigi, aiškiai sako, kad pats parašęs
pirmajame pranešime. Duodamas priesaiką patvirtintus parodymus, Rutskis prisiima Romą pasiekusio ir į proceso dokumentus įtraukto teksto autorystę. O Moruchovskis čia nurodytas kaip jį publikavęs. Tuos Rutskio ir amžininkų ir kitus amžininkų liudijimus, kurių dar yra, paremė ir aplinkybės, kurios nelaikytinos tiesioginiais įrodymais. Tai Rutskio išsilavinimas ir artima ilgalaikė pažintis su Kuncevičiumi. Juk ne veltui ir dabar surengtoje parodoje Romoje, kurią kuravo buvusi Bažnytinio paveldo muziejaus vadovė Sigita Maslauskaitė Mažylienė, viena iš 6 parodos dalių, kiek aš supratau, yra skirta būtent Rutskiui. Gilų asmeninį ryšį, gilius jausmus, sielvartą ir viltį, net džiaugsmą, bet visų pirma artimą draugystę liudija ir paties Rutskio žodžiai viename iš jo laiškų į Romą. Citatą iš to laiško matote skaidrėje. Ši citata dar turbūt nėra nuskambėjusi, specialiai ją išverčiau šiai paskaitai. Taigi nors dėl tokio didžio žmogaus, kūnų išplėšto iš mūsų netekties, buvo kilęs visuotinis sielvartas, tačiau čia pat yra ir proga didžiam džiaugsmui. Tai jo šlovinga kankinystė, kurią pasitiko narsia širdimi. Dėl to esame tikri, kad bažnyčios naudai dar daugiau nuveiks danguje, negu galėjo nuveikti žemėje. Man iš tiesų visuose mano varguose, kurie iš Dievo malonės yra gausūs, jis buvo vienintelė paguoda ir palengvinimas. Todėl dabar tarsi purplelis, čia įvaizdis iš antikos literatūrinių tekstų poezijos, netekęs draugo, aimanuoju šiame savo vargų kelyje, laukdamas valandos, kurią mane patrauks paskui save. O kad būčiau vertas būti traukiamas tokia virve, kokia jis buvo traukiamas. Rutskis galėjo būti lotyniško teksto autoriumi, nes europinėse kolegijose buvo įgijęs puikų išsilavinimą, kurį vainikavo studijos Romos Collegium Graecum. Puikiai rašė lotyniškai, šią kalbą greta lenkiškų sukurti daugelis jo paties teologiniam išsilavinimui, bažnytiniam ir vienuoliniam gyvenimui tobulinti skirtų rankraštinių veikalų, jo daugybė laiškų, ypač rašytų į Romą. Lotynų kalba surašytas ir asmeninis Rutskio liudijimas apie Juozapato gyvenimą, kurį randame pridėtą prie mano jau minėto 1628 metų Polocke įvykusio proceso aktų, kuris papildo po Juozapato žūties į Romą nusiųstą pranešimą. Šis Rutskio tekstas taip pat padeda labai gyvai įsivaizduoti jo pažintį ir bendravimą su Juozapatu. Sužinome, kad jiedu susipažino ir dažnai bendravo dar tuo met, kai Rutskis buvo grįžęs iš savo mokslų Romoje į Vilnių, o tai įvyko 1603 metais, kai dar Rutskis buvo pasaulietis, o Juozapatas, nors būdamas jaunesnis, kaip pats Rutskis nurodo 2 metais anksčiau už jį, tai yra 1604 įstojo į vienuolyną. Jau tuomet jie vos ne kasdien susitikdavo pasikalbėti dvasinėmis temomis. Vėliau Juozapatas buvo vienas iš svarbių Rutskio bendraminčių ir bendradarbių stiprinant unitų bažnyčią, reformuojant vienuoliją ir ugdant jaunąją vienuolių kartą, ypač po to, kai lemtingaisiais 1609 metais Rutskis tapo šio vienuolyno vyresniuoju arkimandritu, o Juozapatas gavo kunigo šventimus ir buvo paskirtas naujokyno vyresniuoju. Galų gale Juozapatas pakeitė Rutskį vienuolyno arkimandrito pareigose, kai šis tapo Kijevo unitų metropolitu 1613 metais. Taigi jų abiejų gyvenimai ir veikla buvo labai artimai susiję ir ypač Vilniaus laikotarpiu. Iki pat Juozapato nominacijos Polocko arkivyskupo iš pradžių koadjutoriumi 1617 metais.
O apie tą nominaciją Rutskis taip pat pateikė jaudinantį liudijimą, nes pats šią nominaciją ir išrūpino iš karaliaus ir pats įteikė tai skelbiančią privilegiją. Ten irgi labai įdomu sužinoti Šventojo Juozapato reakciją į paskyrimą praktiškai vyskupų. Toliau eikime prie kito asmens minimo kaip šio reliacijo teksto autoriaus. Tai Joakimas Morochovskis. Jis taip pat turėjo puikų išsilavinimą, buvo veikalų apie Juozapatą rengimo metu, jis buvo svarbios unitų Vladimiro ir Brastos vyskupijos vyskupas. Taip pasirašius jį matome čia ir dedikacijos pabaigoje, lotyniškos spaudinio dedikacijos popiežiui pabaigoje. O vyskupu tapo jis tuo pat metu, kai Rutskis tapo Kijevo metropolitu 613-614 metais. Taip pat Morochovskis buvo ir vienas iš karaliaus Zigmanto Vazos sekretorių. Jis jau buvo pasižymėjęs kaip religinis polemistas, rašytojas. Taip pat jis buvo ir hagiografas. Labai įdomu, irgi niekas nėra lyg ir pastebėjęs, kad Juozapato kankinystės metais jis iš graikų kalbos į lenkų kalbą išvertė ir išleido Konstantinopolio patriarcho ir rytų ir vakarų bažnyčioje gerbiamo šventojo Ignatijaus 9 amžiaus šventojo gyvenimą. Ir išleido jį būtent Zamostėje 1623 metais. Tai, kad ši hagiografinė knygelė išleista Zamostėje, rodo Morochovskio ryšį su šiuo miestu ir spaustuvė patvirtina, kad būtent jis rūpinosi pirmaisiais 2 Juozapatui skirtais spaudiniais. Manoma, kad su svarbiaisiais unijos iniciatoriais viskupais Ipatijumi Pociejumi ir Kirilu Terleckiu jaunas Morochovskis atvyko į Romą dar prieš uniją 1595 metais su ta garsiaja delegacija, kuri derino unijos punktus Romoje. O po to jis ten pasiliko mokytis. Nuo 1596 metų jis buvo priimtas į graikų kolegiją, tapdamas pirmuoju jos mokiniu iš abiejų tautų respublikos. Filosofiją ir teologiją jis ten studijavo net 7 metus ir tik vėliau, 1599 metais kolegijoje prie jo prisijungė Juozapas Benjaminas Rutskis. Rutskis ir Morochovskis po studijų kartu sugrįžo į tėvynę 1603 metais. Tad turėjo būti išties artimi bendramoksliai. Metropolitas Ipatijus Pociejus vertino Morochovskio pasiruošimą ir buvo priėmęs į tarnybą pas save savo sekretoriumi. Iš šių faktų akivaizdu, kad abu spaudinių, ypač tai pasakytina apie lotyniškai, bendra autoriai, juose kaip po tokie matėme antraštiniuose puslapiuose niekur neįvardyti, Rutskis ir Morochovskis buvo panašaus ir labai gero romietiško išsilavinimo, be kito ko taip pat gerai valdė ir lotynų kalbą, be kurios tais laikais studijos nebuvo įsivaizduojamos. Jie buvo gerai vertinti bei keliami pareigose to paties metropolito Ipatijaus Pociejaus, galiausiai Rutskį paskyrusio savo įpėdiniu. Matyti ir po Pociejaus mirties naujojo metropolito Rutskio ir naujojo Vladimiro ir Brastos vyskupo Morochovskio bendradarbiavimas išliko glaudus ir sklandus, o bendras jų darbas Juozapato kankinystės atveju, po jos rengiant reikiamus spaudinius ir nesivaržant dėl autorystės garbės, tai patvirtina. Minėjome ir matėme, kad Joakimas Morochovskis neprisistato kaip 624 metų kūrinio autorius nei lenkiškos, nei lotyniškos knygelės titulinėse puslapiuose. Tačiau dedikacija, kurios pirmąjį ir paskutinį puslapius jūs matote skaidrėje, tarsi leistų taip manyti.
Šiame dedikacinėme tekste jis suformuluoja tai, ką galėtume pavadinti oficialia autorystės versija. Iš esmės, jis pasako tą patį, ką neseniai, palyginus neseniai, istorikas Tomašas Kempa, publikavęs Morochovskio laišką Leonui Sapiegui, irgi cituoja, bet toje citatoje tik kitais žodžiais, abstrakčiau ir retoriškai demonstruodamas kuklumą, nepasakydamas tiesiai, kad pats parašė kalbą Morochovskis, bet akcentuodamas išspausdinimą, ar ne? Vyresniųjų raginamas nepabijojo šios tokios nelemtos tragedijos eigą, patikimai papasakota, tai nesako, kad mano aprašyta ar panašiai, patikimai papasakota ir raštu išdėstyta bei paskelbta šiame veikale, išspausdintas, dedikuoti jūsų šventenybei. Tai taip retoriškai labai aptakiai pasakyta. O išsilavinimo tikrai užteko abiems, ir Morochovskiui, ir Rutskiui. Tačiau įdomu, kad šis spaudinys yra vienintelis lotynų kalba spaudinys sietinas su Morochovskio asmeniu. Taigi, man atrodo, jog lotyniškai tekstą apie Juozapatą sudarantį ir knygelės pagrindą parengė ir į Romą kuo skubiau, kad žinia apie įvykį pasiektų kardinolų kolegija de propaganda fide ir popiežių parengė ir išsiuntė Rutskis, o po jo ir jo pavedimu tekstą suredagavo ir popiežiui dedikavęs ir spausdinti pasirūpino jo, kaip matėme, studijų draugas Morochovskis. Rutskis šiame kontekste neminimas, bet jo vardas turbūt slypi po šitą diplomatinę Morochovskio įžanginio teksto frazę, kurią matote ekranuose, kad jis tai padaręs vyresnybės nurodymą, nes vyresnysis hierarchijoje buvo tik tai metropolitas Rutskis. Dabar eikime prie lotyniško reliacijos spaudinio turinio. Tarkime, apie kągi ten rašoma. Kaip minėjome, jau užsiminiau, veikalą pradeda 4 puslapių dedikacija popiežiui. Čia matome pirmą ir paskutinį puslapį. Ji rašyta 624 metų, gegužės 20 dieną, yra datacija dedikacinėme šiame laiške tekste. Likęs tekstas yra, kaip minėjau, irgi praktiškai vientisas be jokio skaidymo į kokius nors skyrius ir tęsiasi likusius 28 puslapius. Tačiau įsiskaičius į jį, bendras planas, sumanymas tampa gana aiškus. Gal tik tai galima dar išskirti tą įžangėlę, tokią labai sunkiai išsiskiriančią grafiškai, skaitytojui, tokią sakytume, ad lektoriam. Jį nepilną puslapį užima ir toliau tekstas pasakojimas apie Juozapatą ir prasideda didesniais spaudmenimis Juozapato Kuncevičius vardu Juozapat Kuncevič, archiepiskopus Poliocensis ir taip toliau. Ir atviro, adolescencija suva ir taip toliau. Šią pradžią aš dar pacituosiu jos lietuviškai vertimą. Na ir koksgi tas bendrasis planas, kurį galime išskirti. Tokios 3 didžiausios pasakojimo dalys. Pirmoji yra, tarsi, aš čia Vita pavadinau, tai yra pasakojimas apie gyvenimą iki kankinystės. Toliau kankinystės Vitebske aprašymas ir atkreipkim dėmesį, jų apimtis yra apytikriai panaši, tokia pati. 10 puslapių apie gyvenimą iki kankinystės, 10 puslapių skirta kankinystės aprašymą ir likusieji. Tai toks vėl, kaip aš vadinu, Morochovskio priedas. Ten yra įvairių dalykų, taip pat ir,
tų, kurie galėtų būti stebuklinio skyriaus, mirakulio atitikmuo, bet ir kai kurių apologetinių minčių. Dabar pažiūrėkime į kiekvienos iš 3 dalių turinį smulkiau. Bet apskritai matome, kad tekstas vis dėlto koreliuoja su įprasta hagiografinėms biografijoms struktūra, daugiau ar mažiau. Na ir ta pirmoji dalis, pirmieji 10 puslapių gyvenimas iki kankinystės. Aišku, pradedame nuo Vilniaus laikotarpio, bet pastebime, pavyzdžiui, jeigu žiūrėsime skirtumą nuo kitų papildomų, išsamesniųjų, vėlesniųjų hagiografinių gyvenimo aprašymų. Čia nėra vaikystės pasakojama, nes turbūt, kai esmė yra pranešti apie kankinystės įvykį, nėra svarbiausias dalykas papasakoti apie kankinio vaikystę, nuo kūdikystės. Tai šitas pasakojimas vėliau bus papildytas hagiografinėje tradicijoje. Pradedama nuo paauglio gyvenimo Vilniuje, čia jam uoliai lankant Švenčiausiosios Trejybės bažnyčią. Po to vienuolio kelias nuo naujoko, o įstojo į vienuolius, kaip minėta, 604 metais, iš pradžių diakonas, tarnauja kaip diakonas, vėliau jau tampa ir pasiekia ir vienuolyno vyresniojo padėtį. Ir kokia apskritai buvo padėtis vienuolyno, kaip jis prisidėjo gaivindamas prie Švenčiausios Trejybės bažnyčios esantį vienuolyną, jo parodytos dorybės, gabumai, būdas, askezės, praktikos. Sakoma, kad jis pasižymėjęs didžiai pagirtinais papročiais ir gyvenimu. Po Vilniaus laikotarpio keli puslapiai skiriami jau vyskupavimo laikotarpiu, Polocko laikotarpiu, kaip po 15 tokios vienuolystės metų jis paskiriamas ganytojų į, kaip sakoma, apleistą Polocko arkivyskupiją. Ir aptariama nelabai išsamei, bet glaustai visapusė jo veikla, palenkiant ganomosios Junijos pusę, vizituojant, atnaujinant bažnyčias, atsiimant teismo keliu nusavintas bažnyčios žemės ir kitą nuosavybę, taip pat reformuojant ir dvasininkus. Na, o baigėsi šitas epizodas 620 metų Melecijaus Smotrickio tokiu įsitirpimu į visą istoriją, jo raginimu, kai buvo tais metais atkurta stačiatikių hierarchija, Smotrickis buvo išventintas, na, taip sakant, oponuojančių stačiatikių Polocko vyskupų. Ir jo raginimu į schizmą vėl atkritę ganomieji Polocke. Ir aprašoma ryžtinga arkivyskupo Juozapato veikla siekiant ganomuosius susigrąžinti. Taip pat Vitebsko liaudės kurstomos to pseudovyskupo Smotrickio priešiškumas unijai, kurio to priešiškumo įveikti nepavyksta. Toliau antroji dalis, kurioje taip pat 10 puslapių aprašoma kankinystė Vitebske. Iš pradžių kelionė, pasakojama apie kelionę, jau nujaučiant mirtį ir kankinystę, vykta į Kijevą nepaisant akivaizdaus pavojaus ir šeiminykščių įspėjimo bei mirties nuojautos. Toliau aprašomas tas sumanymas vitebskiečių klasta, maišto ir nužudimo planas, pasinaudojant stačiatikių kunigų provokatoriumi sąmyšiui sukelti. Ir daugiausia puslapių, čia aš tiesiog sužymėjau viską originalo puslapius, bet nepalikdamas foliacijos, o kaip mums įprasta arabiškai skaitmenimis nuo 19 iki 25 puslapio 6
puslapiai skirti yra lapkričio 12-osios lemtingosios dienos, kankinystės dienos įvykiams nuo ankstaus ryto, kai nieko nejausdamas išėjęs į bažnyčią. Juozapatas meldžiasi per rytmetinį, išgirdęs tos sąmyšį rodančius varpus sugrįžta, vaizduojamas vyskupo rūmų užpuolimas, užpuoliko įveikiami žiauriai sumušiami besiginantis tarnai, o kambaryje meldęsis vyskupas pats savanoriškai išeina pas galvažudžius, prašydamas, kad būtų pasigailėta tų visaip mušamų, žudomų šeiminykščių ir tuomet pats nužudomas, išniekinamas, aprašomas minios siautėjimas ir kūno nuskandinimas ir baigiama įvykiais po nužudimo, kai atsitokėję miesto pareigūnai po 5 dienų paieškų 6-ąją stebuklingai kylančią šviesos stulpui pasirodžius randa ir ištraukia šventojo kankinio kūną. Ir po to jis yra nuplukdomas į Polocką. Šią vietą, jeigu liks laiko, taip pat paskaitysiu. Trečioji dalis, jeigu norime įsivaizduoti šio spaudinio turinį, tai tas toks gana margas priedas, kurį, manau, pats Marokovskis skelbdamas ir parašė. Čia pasakojami vėl kai kurie įvykiai prieš mirtį, prieš kankinystę, kad iš Polocko išvykdamas liepė Juozapatas Kuncevičius jam parekti būtent Polocko katedroje kapą. O kelionėje nuolatos kalbėjo apie mirtį. Mirties metu nuo Polocko virš Vitebsko matoma šviesos stulpas, liudininkai taip liudija. Na ir kas vyko po mirties, pridedama irgi tokie, ypatingi stebuklams prilygstantis įvykiai. Žūties vietoje iškritusi skrynia, kurioje buvo naktys tiesiog slepiant nuo tų maištininkų nešami liturginiai indai ir jie toje suvilgytoje kankinio Juozapato kaulų vietoje išsirikiavę. Ta tvarka, kaip ant altoriaus liturgijos metu, dar pridedama apie 2 metų kūdikio pranašystę išsakyta ir tiesiog gavęs laiškų informaciją, Marokovskis dar referuoja apie pirmąjį stebuklą, prašant Juozapato užtarimo ir atgaunant sveikatą, kai sudėtingo gimdymo metu pavojui gyvybei kėlęs gimdymas Vitebsko pilies teismo raštininko žmonai baigėsi laimingai, kančios visiškai pranyko. O toliau dar pridėtas apologinis tekstas užbėgant už akių, jau aš irgi esu užsiminęs priešininkų, kaltinusi patį Juozapatą šmeižtams. Rašoma, kaip pasipiktinęs karalius ir senatoriai po sužinoję apie nužudymą Varšuvoje sudaro komisiją piktadariams nubausti pagal įstatymą. Leono Sapiegos vadovaujama komisija savo darbo pabaigoje Vitebske ištyrusi reikalą paskiria griežtas bausmes. Dar tokie rodantis schizmatikų žiaurumą 3 pavyzdžiai pateikiami, kai buvo nužudyti unitai. Įterpiama tokia malda prašant juos išmelsti Dievo palankumo kovojančiai unitų bažnyčiai. Ir apologinio pobūdžio tekstu baigėsi visa šita knygelė, lotyniškoji redakcija. Čia papasakojama kankinystės priešistorės epizodai, dar geriau rodantis Juozapato nekaltumą ir išankstinį schizmatikų piktavališkumą ir Vitebske, ir Polocke. Ir čia papasakoti 2 parinkti pavyzdžiai apie skleistas paskalas ir sąmyšius, kuriuos iki lemtingosios lapkričio 12-osios pavykę nuraminti. Kaip minėjau, dabar jau artėdamas prie pabaigos esu parinkęs porą citatų iš pradžios, ir daugmaž jau
iš pasakojimo apie Juozapatą Kuncevičių pabaigos. Taigi ir paskaitysiu nuo mano rodytos originale vietos, kur Juozapato Kuncevičiaus vardu prasideda pasakojimas apie jo gyvenimą. Juozapatas Kuncevičius, Polocko arkivyskupas, nuo savo paauglystės, kai dar gyveno kaip pasaulietis, buvo ypač atsidavęs Dievui ir dorai gyvenantis vyras. Nuolatos lankydamasis Švenčiausiosios Trejybės bažnyčioje Vilniuje nepraleisdavo jokių pamaldų, kurios toje bažnyčioje vyko vienuoliniu papročiu, net rytmetinės, kuri giedama prieš aušrą. Ir nepaisė, kad schizmatikai tuo metu unijos pradžioje beveik visus nuo tos bažnyčios buvo atitraukę, taip kad net šventą dieną minėtoje bažnyčioje buvo galima suskaičiuoti vos 20 abiejų lyčių tikinčiųjų, o iš dvasininkų buvo tik vienas vienuolis, kuriam buvo suteiktas arkimandrito titulas. Todėl vienuolynas buvo visiškai ištuštėjęs, o bažnyčia didžiai apleista. Priešingai pas schizmatikus didžiulė žmonių daugybė, kurios bažnyčia negalėjo sutalpinti, didelė gausa prabangių bažnytinių reikmenų ir kitko, kas paprastai savaime pritraukia žmonės. Vis dėlto gerasis jaunuolis paties Dievo pamokytas, nes juk tuomet Vilniuje nebuvo ne vieno iš unitų, kurie būtų galėję jį pamokyti su unija susijusių dalykų. Dėl tokių aplinkybių savo užmojo anaiptol neatsisakė. Taigi minėtoje bažnyčioje pats buvo giedotojas, pats skaitovas, pagaliau neretai pats ir varpininkas ir visą tai mielai atlikdavo ir neatlyginamai ir pertraukdamas savo darbus, kuriuos turėdavo pareigą įvykdyti, nes tarnavo pas vieną Vilniaus miestietį. Ne tik namuose, bet ir būdamas kitur, dvasinių knygų skaitimui skirdavo daugiau dėmesio nei bet kokiems kitiems užsiėmimams. Visą tai lėmė, jog 1604 metais, turėdamas 20 ir kelis metus, pradėjo vienuolinį gyvenimą laikydamasis graikų apeigų Šventojo tėvo Bazilijaus Regulos Vilniuje vienuolyne prie Švenčiausiosios Trejybės bažnyčios. Taigi aprašymas prasideda su Juozapato gyvenimu Vilniuje aplinkybių pateikimu. Nenorėjau parinkti citavimui kurios nors vietos apie žiaurų nukankinimą, nors gal ir tiktų. Pacituosiu nuo tos vietos, kur, kaip žinoma iš pasakojimo ir daugelio liudininkų, nukankinto arkivyskupo nuskandinimo vietą parodė stebuklingai iš vandens tarsi žaibas kylanti šviesa. Ir katalikų paguodai ir džiaugsmui 6 nuo paskandinimo dieną buvo ištrauktas ir miesto tarybos garbingai paguldytas mūrinėje pilies bažnyčioje. Iš ten po 8 dienų Polocko katedrinės bažnyčios dvasininkų ir tos vaivadijos kilmingųjų Dvynos upe pasroviui buvo išplukdytas į Polocką, lydint dideliai miniai žmonių, apverkiančių to miesto nelaimę. O tarp jų buvo matyti esant daugelį tų, kurie patys dalyvavo žudynėse. Na ir toliau dar nuosekli citata. Pagaliau, kai buvo atplukdytas į Polocką, pasitiko didžiulė visokiausio amžiaus ir abiejų lyčių žmonių minia, apsipylusi ašaromis ir verksmu bei aimanomis pripildžiusi visą miestą. Prieš garbųjį kūną buvo nešami jo kankinystės įnagiai, ašutinė, akmenys ir virvė, kurio surištas buvo valkiojimas po miesto gatves ir skandinamas upėje. Nebuvo nei vieno, kuris sausomis akimis būtų galėjęs stebėti šį reginį. Plyšo visų širdys, nei vienas iš schizmatikų tuomet nedrįso net prasižioti. Nuneštas į katedrinę bažnyčią, bemaž jo paties pastatyta, išgulėjo rodomas beveik 10 dienų, kad visi galėtų pamatyti. Regintis vos galėjo pasotinti akis jo išvaizdą, nes rausva veido spalva, gana malone pažiūrėti, nekėlė jokios baimės net ir tiems, kuriuos įprastai krečia šiurpas žvelgiant į mirusiųjų kūnus. Tai štai taip atrodė tos pirmosios dienos po Šventojo Juozapato žūties, kurios ir buvo
jo kaip kankinio gerbimo pradžia. Šiuo trumpu aprašymu baigėsi gyvenimo ir kankinystės istorija ir prasideda, kaip jau aptarėme, apžvelgdami turinį, kita teksto dalis, kur aprašome ta trečioji teksto dalis, kuri yra skaidrėje, kur aprašomi įvairūs nutikę ir žinotini įstabūs dalykai, arba pranašingi, arba visai stebuklingi. Na ir toliau, jeigu dar turiu kokias 4 minutės, tai dar norėčiau labai greitomis užmesti akį į geografinę tradiciją, liudijančius Juozapatui skirtus, bet ne tik ją, ir kitus, Juozapatui skirtus leidinius. Kas vyko po šio leidinio, žvelgiant tik tai į 17 amžių. Juos, tyrinėdamas, bandydamas apriepti, aš esu paminėjęs ir kitame jau senokai, bene 2015 metais išėjusiame leidinyje, irgi senajame šaltinyje, paskelbtame 1675 metų veikalo skirto Juozapatui, jo gyvenimo ir mirties simboliniams atvaizdams. Jo autorius yra Andriejus Mladenovskis. Tai šios šaltinio publikacijos pradžioje yra studija. Ten yra 4 visai irgi rekomenduotini paskaityti skirtingų mokslininkų tekstai. Savaime aš pasistengiau, apriepdamas tą Kuncevičianą, viską, kas skirta iki šio leidinio 1675 metų, tiesiog tą tradiciją, sudariau sąrašą, šaltinių sąrašą, chronologinę tvarką. Jį ir pradeda 2 mano šiandien aptartieji leidiniai, lenkiškoji reliacija ir lotyniškasis reliacijo denece. Ir tuomet, matoma, yra visuma. Ir tuos leidinius galima suskirstyti iki beatifikacijos 1643 metais. Iki jos išėjo, mano skaičiavimo, 8 leidiniai skirti Juozapatui. Pažiūrėkime, kokie jie. Tai daugiausia, kaip ir dabar skaidrėje esantis leidinys, yra pamokslai. Bet taip pat yra ir poezijos skirtos Juozapatui, pasirodo ir viena poema. O čia jūs matote gana reikšmingą kitais metais, 1625 metais pasirodžiusi lenkų kalba pamokslą, iškilmingai laidojant Juozapatą Kuncevičių Polocko katedroje, kur vienas iš pirmųjų, kuris yra žymus ir tuo, kad čia yra vienas iš pirmųjų raižinių, vienas iš pirmųjų Juozapato Kuncevičiaus atvaizdų. Taip pat tyrinėtinas ryšys tarp šio teksto ir mano aptartos reliacijo. Štai taip atrodo to leidinio portretas ir toliau prasidedantis pamokslo, čia pasakyto originaliai rusėniškai, bet čia skelbiama lenkų kalba, tie pirmieji puslapiai. Kaip kolegė daktarė Jolita Liškevičienė teigia, dar
ankstyvesnis atrodo to paties raižytojo yra raižinys, taip pat vaizduojantis Juozapatą Kuncevičių ir jo kankinystę. Jis yra minėtinas todėl, čia nėra tekstas, nėra knyga, tik tai atskiras lakštas raižinys, todėl kad scenos aplink Juozapato atvaizdą visiškai gerai atpažįstamas jos čia vaizduoja tuos mano reliacijo nusakytus, aprašytus, papasakotus kankinystės įvykius. Juos labai akivaizdžiai atpažintume ir juos Jolita Liškevičienė aptarė ankstesniojoje paskaitoje, galima pažiūrėti jos įvadą, tai aš jau neapsistosiu, bet matome čia Juozapatą besimeldžiantį, po to žudoma. Yra čia labai įdomių detalių. Juozapatas dar, aišku, nevaizduojamas čia su kankiniais tais įnagiais, jie pavaizduoti prie jo herbo ir čia taip pat matome tarp tų įnagių ir muškietas, kuriomis jisai galutinai buvo, tuos šaunamosius įnagius, kuriais jis buvo galutinai nužudytas, bet vėliau, matome, ikonografijoje įsigalėjo kaip kankinystės simbolis tas didelis kirvis, vadinamasis Berdyšius, kuris čia irgi yra pavaizduotas. Na ir tokia cezūra yra tie beatifikacijos metai 1643 ir tik tada mes turime naują gyvenimo aprašymą, parašytą būtent beatifikacijos proga, kuris išeina Romoje tais metais italų kalba. Kaip matome, aišku, dedikuotas irgi tam pačiam popiežiui Urbanui VIII, parašytas jis yra Antano Gerardi, romiečio, remiantis būtent proceso dokumentais. Ir ten irgi yra pradžioje jau kitoks Juozapato portretas, kurį jis jau su daug labiau atpažįstamai mums su įprastu kankinystės tuo įnagiu vaizduojamas ir jau su šventojo nimbu. O tolesni, kokie toliau buvo švento Juozapato gyvenimo aprašymai, tai susiję jau su vėlesnėmis pastangomis sulaukti jo kanonizacijos. Galutinės kanonizacijos leidimo gerbti visoje bažnyčioje kaip šventąjį, to buvo tikimasi 1665 metais. Tai čia mes turime lenkų kalba Stanislovo Kosinskio, jėzuito parašytą ir išleistą Vilniuje Juozapato Kuncevičiaus gyvenimą. Štai tokia jo pradžia, matome taip pat yra ir jo portretas. Čia didesnis šiek tiek. Ir turime tokią biografiją, kuri išėjo Romoje tais pačiais 1665 metais ir kuri yra tokia išsamioji Jokūbo Sušos parašyta šventojo hagiografinė biografija. Taip pat turbūt rengiantis kanonizacijai, jos tikintis. Ir štai po jos, tarp kitko, jos įžanginėme tekste autorius Jokūbas Suša labai aiškiai pamini, kad jis taip pat naudojosi šitą lotynišką knygelę, kurią mes aptarėme. Tai buvo vienas iš jo šaltinių. Ir po šito leidinio Cursus Vitae Certamen Martyrii Beati Juozapat Kuncevicijai, Jokūbo Sušos išsamiosios tokios barokinės, bet tikrai gerai šaltiniais paremtos biografijos, mes galime konstatuoti, kad turbūt mano aptartojo šaltinio pirmojo to gyvenimo aprašymo reikšmė
sumenko ir tiesiog jau mažiau išliko jo turbūt egzempliorių. Čia tokia irgi data svarbi, manau, įsivaizduojant įtaką, nes mano minėtasis lietuviškai išleistas Andrėjaus Mlodenovskio leidinys, kuriame 40 kompozicijų yra irgi papasakojamas, simboliškai papasakojamas Juozapato Kuncevičiaus gyvenimas ir papasakoma apie jo stebuklus ir kiti dalykai apžvelgiami. Šis leidinys jau remiasi Sušos biografija, jo 1675 metų leidinio pradžioje įdėta tokia gyvenimo santrauka, trumpas aprašymas, bet jame remiamasi jau nebe relacijų šito trumpuoju, tokiu nuėjusi į praeitį savo reikšmę aprašymu, o naujuoju Jokūbo Sušos Romoje išleistų gyvenimo aprašymų. Tiek norėjau pasakyti šį vakarą. Gal užtrukau, bet gal dar turėsite klausimą, jeigu šeimininkai leis. Taip. Ar teko nors matyti, skaityti, kaip atrodė Juozapatas? Jūs žinote pirmus tos tekstus, ar išliko kur nors aprašymas, ar turėjo jis barzdą, ar jis buvo aukštas ir taip toliau. Kokiu nors bent. Jūsų klausimas apie tai, ar buvo aprašyta Juozapato Kuncevičiaus išvaizda, yra labai prasmingas, kalbant apie hagiografiją. Mes galime prisimti analogus, tai yra, pavyzdžiui, Šventojo Kazimiero gyvenimą, tai jame jos pirmojo gyvenimo autorius čia Vilniuje tą gyvenimą parašęs popiežiaus nuncijus Zacharijas Ferreri 1520 metais parašęs, kitais metais išspausdinęs tą gyvenimą Krokuvoje, skiria visą pastraipą prašyti Šventojo Kazimiero išvaizdai. Bet šiuo atveju, jeigu mes žiūrime į, štai aš čia vėl skaidrėje palikau mano aptariamą šaltinį, jame šiuo atveju dar turbūt buvo per anksti aprašinėti išvaizdą, nors mes matome nužudyto kankinio išvaizdą, dėmesio yra skiriama. Bet nėra atskiro Juozapato išvaizdos aprašymų, nors aprašytos yra manieros šiek tiek, kad kodėl jisai patraukdavo tiek tikinčiųjų ir taip pat į unijos pusę, kodėl jisai buvo vadinamas tuo sielų grobiku dušachvatu. O todėl, kad labai buvo tinkamas ir kai pamokslaudavo ir jo sielovados veikloje, aprašyta, kad ir jo turbūt kalbėsena ir visa kūno kalba, laikysena buvo labai malonus ir traukdavo žmonės. Tai va tokių užuominų yra, bet kažkokios išsamesnės, kad štai ten veidas, ūgis ir panašiai. Ta prasme, atsiminė, kaip jis atrodo, rašo, jį pažinojo žmonės. Taip, ir čia toks, sakau, tas pranešimo, aš ir bandau išversti šitą relaciją kaip pranešimą. Šitas žanras visiškai turbūt neleido per daug nukrypti. O kam čia reikia dabar? Čia kalbama apie kankinystę, kam čia prašyti jo gyvo išvaizdą. Dar truputėlį per anksti buvo. Čia yra hagiografinio kūrinio daug elementų ir bendroji kompozicija, bet kai kurių trūksta dar. Tiesiog buvo anksti, juk jis nepripažintas net kankiniu. Tai dar yra tik tai tikslas
tikslas, čia vat, pati pradžia ir tuo įdomus šis šaltinis. O vėliau aš manau, turėjo būti aprašyta išvaizda tose išsamesniuose kūriniuose, vėlesnėje tradicijoje, bet turbūt ir mano minėtoje Jokūbo Sušos biografijoje, kurios aš dabar taip detaliai neatsimenu, bet štai kolegos sako, kad iš tiesų ten yra ir... Na štai, buvo paminėtos juodos degančios akis. Tai reiškia, turbūt buvo... Taip, maloni išvaizda, malonus veidas, malonus balsas, taip minimi ir turbūt buvo tamsaus gybio. Galime įsivaizduoti, kaip, na, iš tų turbūt priminė tų kraštų, tai yra Voluinės Vladimiro, na, ukrainiečius, tokius tamsesnio gymio. Tai tiek te galiu pasakyti gerai, neatsimindamas vėlesnių šaltinių, geografinių šaltinių turinio, bet yra aprašoma iš principo, tik tai dabar negaliu pacituoti ar referuoti to tiksliau. Taip, profesorė. Aš tai galėčiau tik tai trumpai ir pasiskaitos. Labai ačiū už pranešimą ir į tą išdėstymą. Ir čia jau, žinoma, ne tekstą nagrinėjant, bet visas tas procesas vyksta labai įdomiu laiku, nes katalikų bažnyčioje keičiasi šventųjų skelbimo tvarka. Ir su tą skelbimo tvarką jis įsirašo, bet jis kanonizuojamas jau po Urbono VIII visos nustatytos tvarkos. Ir tai yra tas labai įdomus laikas tarp to, kaip prasideda, žinoma, kada Kazimiero buvo faktiškai kanonizacija pripažinta, kur to tikro kanonizacijos proceso de facto nebuvo. Jis kaip ir įvykęs, bet... O čia mes tikriausiai matom ir tai, kad pagal tai, kokie tekstai yra, tai reaguojama nes ryšys su Roma yra labai geras, reaguojama į tai, kaip juda popiežius, ir žinoma, 1631 metai, kada atsiranda jau pasikeitusi tvarka, kuri beje riboja kultą iki kulto pripažinimo. Tai tas irgi gali ir įtakoja, taip jeigu jau žiūrėt į tuos visus tekstus. Tai aš manau, kad čia ta seka tų tekstų be abejonės, kad susijusi su tuo labai įdomiu laikotarpiu šventųjų skelbime. Bet ir to labai įdomu klausyti. Jeigu aš galėčiau įsiterpti į jūsų klausimą, tai čia labai įdomių požymių yra, kaip čia pasakius, savicenzūros šitame lotyniškame variante. Lenkiškasis yra laisvesnis ir netgi laisvesnis yra tas ne tiek oficialus pirminis Rutskio tekstas, o ten yra bent tiesiog tekstiškai, aš pažiūrėjau, ten yra pirminėme tekste bent 11 kartų sakoma martyrium ir, žodžiu, minima aiškiai kankinystė, o čia nėra šio žodžio, jisai pakeičiamas visokiais sinonimais, būtent neteigiant to, kas dar nėra pripažinta. Bet kartu labai įdomu, iš to, kaip jūs dėstėt, kad labai akcentuojamas, nes išskaitant tuos laikus, kiek nužudytas labai žiauriai, išniekintas kūnas, ištrauktas iš upės po 6 dienų. Ir paskui labai aiškiai pabrėžiama ne tik tai, kad tas kūnas negenda, bet jis kaip ir dera šventajam, nes tai yra vienas iš labai irgi svarbių įrodymų, Kazimiero atveju labai suveikęs, ar ne, iškeltas kūno negedimas ir jo ypatingai toks. Tai va čia žiūrint per kanonizacijos prizmę, tikrai, čia tikrai labai įdomu. O dabar dėl to, kiek jau ten buvo to aprašymo, atvaizdas atsiranda labai anksti. Ir tada atvaizdas yra pagrindinė išvaizdos apibrėžimas. Tai jau atvaizdas kalba. Ir, žinoma, kanonizacijai naudojamas kitas, bet tas ir tas, tai paskui kanonizacinis atvaizdas tampa faktiškai kanoniniu. Kaip ir Kazimiero pavyzdžiui, tai matome, 17 amžiaus pagal vis tą patį
portretą atvaizdą ir Krokuvą jis vaizduojamas, paskui jau 19 amžiuje įsibėgėja, nors žinoma, atribucijos tos pačios. Nu ir vienas dalykas, kad žinoma, labai gražiai kalba, ar ne, tekstai apie Kuncevičių, bet dar savo ankstyvo jaunystę iš esu užtikus ant Leono Sapiegos laišką, rašytą Kuncevičiui, kuriame sakoma, jeigu tu netapsi švelnesnis su žmonėm, tai tikrai mirsi kankinio mirtim. Taip, čia tas garsusis persergėjantis Leono Sapiegos laiškas, kurį įvairiai skirtingos pusės interpretuoja, bet jūs labai teisingai čia pastebėjote, įdomu sekti ryšį tekstų ir beatifikacijos, kanonizacijos proceso, to reglamentavimo istorija. Kaip minėjau, tas išsamusis Jokūbo Sušos 1665 metų Romos gyvenimas labai gerai pagristas yra dokumentiškai. Tai labai įdomu, kad tenai vienas iš dokumentų, kuris yra in extenso, visas tekstas jo yra paskelbtas, tai yra popiežiaus leidimas vykdyti procesą nesilaikant nustatyto draudimo, kad turi būti 50 metų praėję nuo kandidato į šventuosius mirties. Tai turėjo būti ir tokie leidimai gaunami, bet matome. Tai buvo pirmas toks leidimas, kadangi pati ta norma buvo tik nustatyta. Taip, ir pagrindinė priežastis buvo turbūt ta kankinystė, kad tai nėra išpažinėjęs, bet ta kankinystė laužė visas sugalvojamas, kuriamas taisyklės ir tikrai, tik taip lygiai po 20 metų beatifikacija įvyko, kanonizacijos teko palaukti gerokai ilgiau. Tai šitos procesus tikrai yra labai įdomu stebėti.